kiekvienai nuostabiai moteriai, tai, kuri išgirdo tą vidinį kvietimą prisiminti apie tai, kas tai yra ta spindinti moteris. Ir pradėti iš tiesų norėčiau tomis eilėmis, kurios užsirašė man gavus vedimą būtent šiam susitikimui. Tai spindinti moteris. Kas ji? Tai tu ir aš ir mes kartu. Tai tyras upelis, tekantis iš versmės. Tai kaip pavasarį atgimusi, savitai naujai pakitusi, vidinė moters esmė. Tai atsisveikinimas su senais aspektais, kurie tiesiog nebetarnauja daugiau, kuriuos kaip pernykščius lapus nusipurto gamta. Tai pasirinkimas įgalinti save veikti. Per širdies intuicijos vartus atvertus plačiai, tai ne gyvenimo formulės, kurias ilgus amžius iškalusi neišeisi vis. Tai naujų laikų, amžinybės fraktalai, kuriuos atėjo laikas išpakuoti ir naudoti drąsiai šiandien. Tai šiuose eilutėse iš tiesų telpa labai daug. Galbūt pradėsiu nuo to, kad kai vedimas atėjo šiam susitikimui, labai stipriai pajutau erdvėje tą tokią truputėlį pakeltą įtampą tarp vyro ir moterų santykių. Apie tai, kad mes, moteris, nebenorime gyventi tame santykyje, kai mes tarsi norime būti santyky tik dėl santykių. Ateina metas, kai mes iš tiesų tame santykyje norim matyti aukščiausią įmanomą partnerystę, bendrą kūrybą. Tai nebe apie tai, kad kažkam pasitarnauti, pasiaukoti, užauginti vaikus ar panašiai. Tai tikrai nebe tai. Tai buvo senos programos, kurias mes daug metų iš tiesų nešiojamas ir tarsi buvom įtikintos, kad tik tais taip ta partnerystė galimai galima, o iš tiesų visada galvojame, gal net ir svajojame apie tą partnerystę, kurioje abu partneriai yra lygiaverčiai. Kai jie jau nebe žmogiškieji aspektai, bet tos nuostabios, autentiškos esybės, kurios bendroje sąmonių kūryboje eina tuo savo gyvenimo keliu. Ir galbūt kažkuriom tai ir net ir kviesiu tą savo santykius peržiūrėti per tą prizmę. Ar nesu tame santykyje dar vis save užčiuopianti auka, kad galbūt kažko negaliu pasakyti, galbūt kažko negaliu padaryti, galbūt negaliu išreikšti savęs taip, kaip man tiesiog jaučiasi šią minutę išreikšti save, galbūt dar kyla kažkokios baimės, kurių taip pat neturėtų būti ateities santykiuose. Galbūt kažkokie tai įpročiai, kad būtent taip turi būti, tai buvo iš kartos į kartą ir tarsi aš turiu tai nešti. Tai visą tai tikrai kviečiu pergalvoti ir leisti savo pagalvoti, o ką iš tiesų ta vidinė manoji spindinti moteris, ta, kuri atėjo čia spindėti, ta, kuri atėjo savo tyra versme, skleisti šį pasaulį, tą spindesį, savo autentišką spindesį, kokį tik jį viena ir turi. Nes kiekviena mūsų yra atėjusi čia su ypatingu spindesiu, kuriuo ir norim pripildyti, padovanoti, užpildyti ir džiuginti pasaulį. Ir tuo pačiu tiesiog taip pat buvo parodyta per
vienas, kaip šiuo metu daug bunda vyrų, kurie galbūt seniau atmesdavo to subtilaus pasaulio egzistavimą, galbūt tai buvo toks jam nepriimtinas dalykas, tačiau pamažu Žemės vibracijom kylant ir didžiajam kismui vykstant, jiems vis lengviau, paprasčiau, drąsiau bus patikėti ir eiti tuo keliu, kuriuo mes einame. Nes iš tiesų didžioji dalis yra būtent moterų, kurios eina savęs pažinimo keliu, to bendradarbiavimo su subtiliuoju pasauliu keliu, tiesiog procentaliai taip jau yra, kad moteris turi tą ir ryšį stipresnį su subtiliuoju pasauliu, bet tuo pačiu jos yra žingeidesnės šioje srityje. Ir dabar va šis pavasarį ypač aktyvus yra būtent tam mūsų vidiniam sužydėjimui ir vyrų budimui. Ir tuo pačiu yra be galo svarbu leisti sau būti tą tokia tvirta, stabilia, lengva ir lankščia, kaip motina žemė, tokia kaip uola, kaip įlanka, kurioje galėtų vyras lengvai ir paprastai būti suprastas, globojamas. Ir galbūt šiuo periodu gali būti tokių situacijose, kuriuose teks mums perimti tos stiprios moters rolę, tačiau nebesureikšminti to, kad tai tarsi negalima. Ir kai visada buvo sakoma, kad vyrai privalo būti stiprus, o dabar va ta programa labai stipriai laužoma, nes vyrai gali būti irgi jautrus. Jie gali vis labiau išgirsti širdies balsą ir kvestionuoti savo loginį protą apie dalykus, kurie galbūt jiem nėra taip lengvai suprantami, žinomi, bet tiesiog tas va jausmas veda ieškoti, patikėti, rasti, klausti ir suprasti tuos atsakymus ir patirti gyvenimą truputėlį kitaip, plačiau, taip kaip jau nemažai moterų iš tiesų gyvena ne vienerius metus. Tai va tą svarbu užakcentuoti, kad tiesiog tom moterim tuo pačiu yra ir truputėlį iššūkis, nes gali kilti įvairių programų, įvairių situacijų, galbūt stipresnių emocijų, kai mes turėsime vėl grįžti į savąją širdį, į savąją tyrą meilės tėkmę ir iš jos eiti į bendradarbiavimą, į bendrą kūrybą, būtent su savo vyriškąja giminė, tai tuo pačiu apima ir tėtį, ir draugą, vyrą, ir sūnų, ar senelį. Tiesiog tai va būtent ta vyriškoji pusė, kuri dabar prašosi mūsų sąmoningo susitelkimo ir leidimo jiems patirti tą budimą kuo lengviau ir paprasčiau. Ir kaip tai parodyta buvo, iš tiesų, kad jų ta loginė sąmonė apsijungusi su kvantinės sąmonės impulsais, jie leis labai lengvai ir paprastai ir pakankamai harmoningai ir sklandžiai visam tam įvykti. Ypač jeigu abu partneriai sąmoningai tai eis. Tuo pačiu labai svarbu, kad kiekviena moteris išjaustų, ar tikrai šiame santykėje aš jaučiuosi taip, kaip aš noriu jaustis. Ar tas vidinis mano noras ir leidimas savo būti visokia yra suprantamas, priimamas ir ar galiu aš tame santykiu tokia būti. Ir
Iš tiesų jaučiu, kaip paduodamos energijos ir tiesiog kviesiu į susitelkimo meditaciją, kurioje tikiu mes dar giliau patyrinėsime būtent tos spindinčios moters vidinius klodus ir tai, kas kviečiasi būti pamatyta, atrakinta, kaip ta lobių skrynia, išleista į dienos šviesą, apšviesta, išskaidrinta, išskaidyta.